Susitinka du dar likimo beveik nenuskriausti lietuviai ir vienas sako, tu žinai, Antanai, tu gali man kaip nors patarti, kaip išgyventi man po to euro įvedimo. Nu, neišgyvenu ir viskas. Gal turi ką nors patart kažką. Nu ką aš tau galiu, broniu, pasakyti? Nu kaip? Nu pirmiausia, tai aišku, iš savo automobilio persėdi į visuomeninį transportą. Tai čia vienas. Aišku, nustoji lankytis kavinėse. Maistą nešiesi savo į darbą, kotletukus loikutyje pasigamini, atsineši. Aišku, maistą likusi parduotuvėje perki tik tai per akcijas. Aišku, kerpiesi su mašinėlė namuose pats. Na ir aišku, žinoma, rūbus perki tik tai dėvėtų drabužių parduotuvėse. Nu ir jeigu kažkiek lieka dar truputėlį, gali kartą į pusmetį į kiną nueiti. Tu žinai, Antanai, aš kažkaip tai pagalvojau, a ką man daryti, jeigu aš šitaip gyvenau iki euro?